Sveiki sugrįžę, mėlėjai! Kad būtų galima jums perteikti, kokia gražia aplinka mus supa, įsigijome droną. Tai vėliau pasidairysim ir pažiūrėsim, ką Ramūnas čia veikia. Na, o dabar laikas apžvelgti praėjusią serijoje nuveiktus darbus. Tai pabaigėme kovą su pirmosios nugriautos krosnies plytomis. Plytos nuvalytos, paruoštos antriniam panaudojimui ir gražiai sukrautos. Tęsėme mūsų nuostabiai prižiūrėtos vejos pjovimo darbus. Dabar supratome, kad ši užduotis ateityje sukels šiek tiek iššūkių. O kodėl, pamatysime vėliau. Na, o kitą dieną sulaukėme technikos, su kuria buvo ruošiamas namelio pagrindas bei įvažiavimas. Vienintelis darbas, kurio galėjome prisidėti, tai buvo tankinimas. Tankiname namelio pagrindą bei naująjį įvažiavimą. Na, o į tarpus sugalvojome ir malkų pakapoti. Tai tiek mums pavyko nuveikti praėjusį kartą. Na, o dabar keliamės į naują video. Jau kitą dieną po įvažiavimo įrengimo mums atvežė ir likusią dalį skaldos. Kaip matome, sunkvežimis paklimpo. Nujautėme, kad taip gali atsitikti, bet žinoma, kaip visada tikėjomės geriausio. Priežastis, kodėl taip atsitiko, mums aiški ir apie tai papasakosime vėliau. Na, o sunkvežimį išvažiuoti padėjo geradaris kaimynas. Ir Ramūnas sako galimai, kad kažkas pas mūsų buvo užsukęs. Kiarka, dviratis, mažiuks. Gal taip buvo sustoję, bet kad važiuota į kiemą. Jo. Kur mus šitie pėdsakai nuves? Kas čia su dviračiu pas mus raižėt? Ai, tai... Čia jau sakė, premontavai, ne? Ne, čia palikau, kad Egu Džun buvo paklimpę. Jo, tai čia ta didelė mašina buvo paklimpusi. Kodėl čia taip yra? Labai šlapia vieta ir mes jau kai trombavom, būtent šitoj vietoj, ten toliau viskas gerai, super, čia va, yra. Bet čia yra labai šlapia ir kai trambavo Ramūnas viską, tas vanduo netgi per viršų kilo. Jo, persimuša, tai dabar galvojam, ar nereikės čia mums kasti vamzdžiaus drenažiniaus. Nu, tai dabar viskas čia nekaip atrodo, bet, nu, ką padarysi? Sakė patarimą, davė žmogus, kad dėčiau vieną čia vamzdį, kitą čia, kas surinktų. Nu, matysim, kaip čia bus ateityje. Pasižiūrėsim. Nu, dabar kaip mes savo įvažiavimai, kaip ir kelią turim. Čia irgi važiavo. Tai, su dviračiu. Aha. Norėjai išmėginti mūsų keliuką? Kažkas norėjo pažiūrėti, kaip mūsų keliukas. Tai sakam, pėdsaką, ne? Sakam. Nu jo, tai kažkas buvo atvažiavęs. Nu tai čia dar su šita vieta nėra pabaiga, nes čia mes nei aukščių, mes čia tiesiog susitrombavom, pasidarėm pagrindą šiokį tokį. Nu tai ką šiandien paveikėm? Šiandien yra savaitgalis. Tau savaitgalis, šiandien yra penktadienis. Man dar reikės malkinę pradidinti. Tai nežinau, gal šiandien malkas tvarkom? Galėtum, jaučiu. Tu gal skaldyk, o aš gal vešiu. Tai toks mūsų darbelis. Šiandien galvau, kad šeštadienis. Aš vakar galvau, kad yra sekmadienis. Nepažįstam kalendoriaus mes abu. Nu tai gerai, viskas nebepliurpiam, reikia eiti dirbti. Nes be darbo nebus jokio kito vaizdo. Niekas nepasikeis. Ką, nešuos, gal drėžiuką pamatysiu. Parodysiu drėžiuką. Nu tai gerai. Dar turiu susikalti, susiruošti, susinešti. Dar jaučiu plytų, pasikloti visą liniją. Jo, pasiklok jaučiu. Smagiau negu ant žemės. Jo. Nu tai gerai tada. Tuoj nusinešiu jūs į rojų. Nu tai galvoju, per šiandien gal pavyks suvežiuoti. Tai čia po truputį progresas yra.
Einu dabar Ramūnui padėsiu eilinį kartą su malkinę susukti, nes jisai sugeba, bet nor, kad aš sukčiau dėl kažkokių keistų priežasčių. Nu tai Ramūnai vėl zero waste, ne? Jo, statom į šiukšlį. Vienintelis dalykas, ką naudojam, tai tik varžtus. Gerai, kadangi mes turim degintas medienas. Degintas, rūkytas. Rūkytas medienas, tai darysi prabangiai. Ne, šiaip savo. Čia su lašinuką kvapu jaučiu kokį. Jo. Gerai. Tai tau duodu suktuką, varžtą ir įsitikliai. O kaip giliai. Lenkiškai. Iš vienos malkas padarysiu 2. Aukščiau dėk, čia tos stambės yra. Tai gerai, tai dabar dedu iki pat viršaus. Oi, žviegia visas laukas. Tai Gal uždarau. Aha. lievas varžtas jau. Nėra lievas varžtas. Blogas varžtas. Prasisup. Galvoj tu bloga. Kiba. Nėra varžto, kur aš neįsukčiau. Gerai. Laikys. Laikys. Tai da, čia trūksta vienos. Aš su jais. Su jais. Mūsų projektą viskas. O, net atsisėsti. Tobulą. Ne taip greitai, kad ne. Tu nevaryk visą jėgą. Nevaryk galingai. Jo. Na gerai, dabar išpaliet. Jo. Galiu dabar varyti iš po greitą? Ne, trečdalį. O, ir varyk taip. Patogiai aš čia įsikūrusi. Nu ką, čia... Čia labai lengvas darbas yra. Laikys. Jau dabar neim pajudinti. Geri varžtai. Tai Geras sukėjasi. atiduodu likutį. Aną pusę dar. Ai, dar aną pusę. Nu, einam į aną pusę. Nu, bus gražiai, žinok. Bus negėda pasigirti mūsų darbą. Gerai, galime iš išorės dėti, galime iš vidaus. Ne, geriau iš išorės būtų. Bandau mąstyti taip, kad susirištų sana, žinai. Skonio reikalas. Į tą suksi. Nu, galiu skersą dėti. Tai dabar čia prisisukai į tą. Štada. Nes Aš pagal gulščiuką žiūriu. iki to aukščio aš noriu. Bet jau pažiūrėk, kad būtų lygiai. Ai, palai, nu, iš to pažiūrėti. Eik. Ir kaip iš akies. Šeimyninė ranga. Jeigu reikia pastatyti kam nors malkinę, no problem. Neikt. Monika, tu gali man padėti? Vėl tau padėti. Taip. Tai kad aš malką suvešiu, sakiau, kad šiandien planuoju tai padaryti. Nu, tai labai neilgam. Nupjauti? Taip. Tu to prasme nori mane ištreniruoti iki tiek, kad tau niekad dirbti nereikėtų, ne? Ateity taip. Ateity. Gerai? Gerai. Tada nori. Dar vieną. Dar. Dar. Į kitą pusę. Gražiai. Kampą. Vau. A tai galiu eiti malkas toliau vežti? Tai gali ir tuos nupjauti, jeigu nori. Kokius? Tuos, kur sakai? O taip negaliu į manęs nuspjauti. Ne, ne. Kur davadinga mano? Ten ant viršaus. A iš tavo pusės vieniau nėra? Nėra. Nu gerai, įdomiai čia bus, nes aš net nematau. Jo, bet atsargiai. Nori, nupjausi. Nupjauk, nes aš nepasiekiu.
Nu tai va, taip ir pasistato tos malkinės. Jums reikės daug nereikalingų lentų ir varžtų. Nu ir suktuką. Arba pasiskolinti. Jo, arba galima pasiskolinti. Pjūklą turėti yra nebūtina, galima turėti tą rankininę, ne? Taip. Nu tai aš grįžtu prie malko, ne? Gerai. Taip atrodo. Tokia. Atrodo, malka tai... Gera? Jo. Bet? Tokia. Oi. Tu man nesudaužyk? Nu, sakau, kad norėjau pasakyti, kad lengva. Jo. Oi, išpausi. Bet ne visa. Nu, tu čia galingai varai. Kada aš te galės turėčiau. Rankas jau biški skauda. Labai geras tada rezultatas. Nu, jeigu skauda, tai dirbi. Čia skauda. Mazulis. Aha. Ne bicka. Nu, bet jau tiek teliuką ten. Pristatymas. Gerai, važiuoju papildymuką. Kad tavo darbą nepritrūktų. Pyp, pyp, švažiuoju. Paskutinis. Tai žodžiu, ką susikonstravom beveik viską ir išnaudojom. Pirmą kartą nuo to laiko, kai pradėjom dirbti, man pratrynė mazolius. Tai reiškia, kad tikrai dirbau. Tai viskas gal jau nebeskaldom? Jo, jau pabaigtuvės. Kiek yra valandų maždaug? 8:30. 8:30. Ja. Nu tai dar 2 eilės ir dar viena. Čia papildomai dėžė, tai dar turėsim tęsti. Jo. Jau ko, bet malkų turim nesibaigiančią galybę. Einam pažiūrėti, kaip ten atrodo. Nu tai va. Tokios šiandien žinias. Atrodo, darėm, dirbom ilgą, nu taip paėmus per tą laiką, bet nieko nepadarėm. Nu, padarėm, bet to tokia kažkokia realaus labai didelė nesimato darbo. Primesk ir sveikinam ir keliaujam. Nu tai viso gero. 2 weeks later. Labadiena, mielieji. Sulaukėm nemažai pastabų dėl kelio. Ir to jau parodysiu, kad čia tikrai yra žvyras, ne smėlis. Per kamerą, nu ne visada tas vaizdas persiteikia. Čia yra tiesiog žvyras. Va. Su akmenukai, su viskuo. Mes smėlio užsisakėm vieną mašiną ir tai buvo visiškai toj pusė ir viskas nukeliavo į namelį. Šiaip su nameliu mes biškį feilą padarėm. Kur? Dėl smėlio. Vien smėlis, jo. Taip, reikėjo sluoksniuoti. Jo, reikėjo sluoksniuoti, šitą pripažįstam, visiškai teisingai, ta prasme, nu, bet nepatirtis daro savo, bet viskas gerai, susigulėjo, danga yra kieta. Tai va, tai pylėm tikrai žvyrą, nes smėlį vežėm į namelį. Aišku, gal, nežinau, gal kažkas šitą žvyrą įsivaizduojat kaip žvirgždą. Nu, žvirgždas ten yra visas smėlis išplauts. Nu va, aš sakau, aš nežinau, kaip turėtų tada, kaip žvyras atrodo, jeigu, nežinau. Mes jau užsakėm žvyrą, tai atvežė. Dar kas, dėl to, kad šita yra per žemai, tai mes žinom šitą, kad jį reikės iškelti, bet, nu viskas ateityje nėra taip, kad viską iškart pasidarysim. Mes vis tiek tą kelią norėsim, nu, kad jisai, nu, gražiai irgi atrodytų prie bendros, pilsim dar kažką ant jo, kad būtų vienodai ir tolygu. Dabar tiesiog norim pasidaryti, kad galėtumėm nevaržomai važiuoti į kiemą. Su lengvąja mašina bent jau. Jo, su lengvąja, su priekaba. Dėl keliuką kantų padarymą, kad nusikasti, jo. Padarysim. Padarysim. Per dieną nepasistatė nieks.
Tai va, tai nežinau, tiek apie tą kelią. Ir jo, šiaip tai su Ramūnu nebuvom čia kurį laiką atvažiavę. Atostogavom nuo darbų, iš tikrųjų ir šalta buvo, o dabar staiga netikėtai ir vasara. Viskas taip stipriai pasikeitė, kad wow. Ai, kodėl mes namą negriaunam, tai laukiam, kol padarys, kol atsiras visi dokumentai. Kas susitvarkėm, bet turėjom vieną problemą su matavimais, nes reikia topografinės nuotraukos, topografinio plano, o rašiau vieną įmonį, negavau atsakymą, rašiau antrą įmonį, atsakymo negavau, aišku, dar palaukiau po kažkiek laiko, rašiau trečią įmonį, atsakymo negavau, ketvirtai negavau, ir galiausiai iš 5 karto pavyko, jau yra viskas kiek, ta prasme, išmatuota, bet dabar jau, kaip sakant, laukiam to pačio dokumento ir tada galėsim pradėti. O dabar nežinau, turim va mūsų gėlynai, žolynai. Tai ką šiandien darom, Ramūnai? Noriu aptvarkyti prie įvažiavimą, nuimti tos kantukus ir aplink namelį. Paskui eisiu biškį smėlį ir aptvarkysiu kantukus. Aš eisiu savais keliais, tu savais. Pasikūrėm. Davai pakelk ir šuo. Wow. Nu, tos dulkių. Tai žodžiu, tikiuosi, kad patiko mūsų paskraidimas pirmasis. Bus jų ir daugiau. Tai Ramūnas čia tvarko šitą truputį pakelia mūsų. O aš eisiu žolę pjauti. Ir tikrai jūsų nekankinsiu su šito vaizdeliu, kaip mes vėl žolę pjaunam. Bet iš esmės atsiranda suvokims, kad čia su žolė tai turėsim tikrai labai daug darbelio. Tai dabar teks ir pasikankinti. Šiaip tai ką galiu pasakyti, sužydėję gėlytes, tulpių turiu. Gal parodysiu. Čia turėsiu kažkokių lelijų. Čia šiaip neaiškios kilmės kažkokie dalykai, čia ir kažkokias gėlės, čia laukinių kažkokia žolė. Aišku, viską galėčiau per programėlę pasitikrinti. Ir dar čia, aš kaip spėju, tai čia, ai ne, vat nereik net spėti, bus bijūnai. O čia hortenzija, kurią nudaigojau labai stipriai, tai jau dabar tiek yra atžėlus. Šiaip čia vat visur visaip viskas taip atrodo. Jo, pjoviau šitas genėjau, čia juodėjais ar bent spėjų bus, tai irgi viskas sužaliavę. Čia dar va visokių gėlyčių turim, šitos labai gražios man. Yra ramunėlės panašios. Turim mėtų ir tulpių. Miau, 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 au. Žodžiu, šiandien saulytė kepina, belia kaip. Esam darbo pačiam įkarštį su Ramūnu. Na ir žiūrėkit. Šiaip biškai pavargau, bet geras skirtumas. Ir jau čia šita pusė nupjauta yra.
Ramūnas, va, nukasė, paskiaunais marčiau parodys, bet updatinus žolė yra taip. Šiandien planuoju visą kiemą pabaigti pjauti. Dabar jau čia pjaunu, nežinau, gal kokias 3 valandas. Tai planuoju dirbsiu, sakiau, tol, kol pabaigsiu. Vandens jau 3 litrus jau čia išgėriam. Jo, vandenį traukiam kaip pašėlė. Rodyk mano darbą. Tai tu rodyk, Kas tu kits? geriau žinai, ką dirbai. Kas kits pasigirs, jeigu ne pats. Taip. Bet čia nėra ko girtis, blemba. Išsinuomočiau ekskavatoriuką ir nukast. Net nežinau, čia gerai darau. Tai su tačkikiam karučiu čia vežu. Man atrodo, kad geriausias traktorius esi tu. Nu, bet per tą laiką aš kažką kitką. Na gerai, pavyzdžiui, ką kitą pasidarytum šiandien. Jeigu ne tą, tai ką kitą. Pasilsėčiau gerai rytoj. Nu, kol tu pjoviai, čia aš biškį pavežiau. Na, tai čia labai gražiai, šoniukus, viską. Jo, šoniukus biškį nuėmiau. Ėmė pažiūrėti, ką Monika pripjovė. Daug padarė. Šiandien visą žalytę nupjovė aplink mane. Žodžiu, ant tiek susidraugavau su žoliapjove, kad norėjai vardą uždėti. Kokį? Da, nežinau, bet jei reik vardą. Ta prasme, jeigu šiandien reikėtų skirti dienos darbuotoją, tai būtų jį. Eisiu ir už namelę ten nupjaus, nes ten iki kelienų yra. Dar reik pabaigti, bet jau paskutinėj vietoj pjausiu. Ateinam. Čia galvoji, įvažiuosi į šitą? Kai nieka, ten žiūrėk pakraščius, visus irgi tokie patys apžėlę buvo. Vari, eik savo, kaip viskas išgražėjo čia. Įsimylėjau iš naujo. Tai o žalinukščiai yra man iki kelienų, mano kelienai maždaug yra 5 savo aukštį. Gal pasilik šitą? Rytoj. Ne. Tai verčiau aną pusę. Kuria? Prie manęs. Aš ir ten mažiukai spėsiu. Einam kartu pabūsim. Tai aš čia pabaigiu tada šitą plenciuką. Jo, iki čia. Ir čia pabaigiu dar. Nu, ta prasme, čia kur pradėjau. Nu, tai sugrįžtam į tandemą. Ir sakėm, trumpai parodysim, kaip mes čia dirbam šiandien. Žodžiu, aš Ramūnai nusprendžiau, su trimeriu aš gal kartais papjausiu, bet čia bus daugiau tavo darbs. Aš tada draugausiu su žoliapjove, nuostabiai jinai yra. Nu tai ką, mūsų mėly žmonės jau yra po 9. Ramūnas jau įvažiavo į kiemą, ten nukasė daugiau nei pusę. O aš čia dar nupjovau žolę. Truputį paskraidėm su droniuku, parodysim dabar po šito papasakojimo. Šiandien buvom nuo 2, o dabar jau skau 9. Esam abudu murziukai, parodyk savo veidą. Rankas irgi. Buvo labai gera diena, iš tikrųjų pavargom. Kaip Ramūnas sako, miegosime be sapno. Tai dabar atsisveikinam ir susitiksim jau kitą dieną.
Labai diena. Tai Ramūnas šiandien sugalvojo, kad nori išvežti dar šiek tiek šiukšlių. Kodėl, Ramūnai, su nameliu nieko nedarom? Su pamatais? Jo, kodėl nieko nedarom? Tikrai žmonės nekantrauja išvysti, kai pradėsim statyti. Iš pradžių, ką mes statysim? Kokius pamatus darysim? Plokštuminius. Dėl ko? Dėl ko? Šitas namelis yra mažas ir jis galėtų būti net ant akmenų belekur, o tų pilnai užteks. Ai, dar į klausimą atsakant, dėl ko mes nedėjom niekur geotekstilės, tai tiesiog pasitarėm su ne vienu žmogum, kurie daro kelius ten, nu, ne tik kelius, bet ir kitas vietas. Man sakė, kad nebūtina tai. Nebūtina, tai mes pasirinkom nedėti. O jeigu ten kažkas maišys, susimaišys per laiką, nu, tai reiškia, būsim padarę klaidą. Tai ir nežinau daugiau kaip ir, ar yra ką pasakyti ar ne, traukiam šitą naują instrumentą. Rinkomės tarp štiliaus ir šito. Bet išsirinkom šitą dėl ko? Dėl to, nes jis galingesnis, šiek tiek sunkesnis ir kaina. Pasimatuosi? O ką šis sakiniais galiu? Gali? Pasidėkdavim, kokie tau reikia. Užsidėk, aš biškį padidinau jo. Oi, ne, dar biškį didesnį. O gal ir ne. Pala, kasytį išsitraukiu. Tai ne. Nu, biškį da, padidink. Čiučiut. Ir čiučiut paveršk. Čiučiut padidink. Labai nedaug. O? Nu, tikiuosi, smegenų nenuspaus. Gerai. Kuriam? Ai, atrodo, kaip Lego žmogeliuks. Kaip Lego žmogeliuks. Toks mažas plastikinis. Eik, tu, fainė, tu. Gal už namelio pabandom. Gerai. Nieka nepatinka. Vėl nieko nematai, bet patinka. Bet kaip jis rėkia? Gerai? Gerai. Žodžiu, pirma patirtis. Esu pjovusi su elektriniu tuo pagal pakraščiukus. Bet tokią daiktą. Dar ne. O eiktų, bet eina kai žaivas. Bet jau ant tinklelę biškį turi? Jo, turiu. Taškas. Man vėl smagu. Oi. Jo, ant skrybelaitės liko jau šiek tiek tuo. Tai va, tai nežinau, dabar biškį susidėliuojam darbus ir sugrįšim. Ir nepjauk lentų. Tik, ta prasme, tai kaip tos pakraščius tada nupjauti, nepjauk lentų. Bet didelę mostą. Ar taip prisėlinį. Eik, tu tai kaip tu patvorius išraviesi per kilometrą? Aš nespėsiu šniūrą pirkti. Vala. Čia jau tavo problemas. Tai Ramūnas susirinko padangas. Einam pažiūrėti, kas vyksta. Vakar čia nupjovau viską gražiai. Galvau tos kiaulpienės. Nusipjovau ir taip toliau, bet jos tiesiog nulinka ir šiandien toliau žydi. Nuostabu. Ramūnai! Kaip sekasi? Ką susikrovė, rodyk? Čia viršutinėse yra šiferis. Čia šiferis? O čia metalą. Kad nevažiuočiau. Ir dvi padangas. Nedaug šiferio ir nedaug metalą. O kadangi čia yra maži tie pastalčiai, tai tų vielų net nevežu šiandien. Jo, tas gal su priekaba reik. Tai Ramūnas išvažiuojam. Tete Ramūnai. Eisim papjauti, nežinau, kaip man seksis vienai, bet reikia tikėtis geriausia.
a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a... Tai žodžiu, Ramūnas dar negrįžo. Aš čia biškį papjoviau. Galimai galvosit, kodėl čia daugiau nepjau, dėl to, nes Ramūnas sakė jam palikti kažką papjauti, nes jis dar neišbandė. O aš dabar nuėjau ir bandau atsiskverbti žemės dalį, kur norėčiau sodinti viską, ką noriu persodinti. Ir ką jūs galvojat? Nežinau, arba čia belekiek akmenų yra papačia, arba čia kažko primėti. Aišku, Ramūnas sakė palikti jam, jis čia jau tą pusę nusiskverbiau, kiek norėčiau, dabar čia. Tai, nežinau. Jeigu yra daug akmenų, tai biškį nesąmonė, nes va. Ir jau kažkas kieta. Aišku, trūksta man truputį jėgos. Visur, kur smeigiu, yra akmenis. Laukiu Ramūną, gal su Ramūnu pasitarsim. Gal kažkur kitur reikės tą žolyną perkelti. Tai ką Ramūnas pargrįžo? Išvežiau šiferį. Aha, ką sumokėjai? 120 kilogramų, tai 12 eurų berods. Po biškį ir išsiveši mane. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Išbandę mūsų naująjį įrankį, nusprendėme dar nueiti ir aptvarkyti būsimo namelio teritoriją. Dirbome greit, nieko nefilmavome, nes uodai labai stipriai puolė. Štai tokie buvo mūsų paskutiniai atlikti darbai. Intensyviai planuojame namelį ir tikimės, kad kitai savaitė jau būsime pradėję įrenginėti pamatus. Na, o dabar tariame sudie ir susitiksime po savaitės.